Tai va, draugyčiai, 6:30 sekmadienis ir mes važiuojame į darbus. Gavom naują siuntą, vežame su savim. Ar vis dėlto geriau į kabakiuką? Žinot, kai būna senesni žmonės įsideda nuotraukas, kur ten kažkokie, kur nuo šakos žiedą kokį uostą tipo ir ten deda Facebooką. Tai va, pas mane tuo ateina šitas. O ne kai dabartinis jaunimas, alaus bonka ir dedas nuotraukos. Fu, kokie. Dar tiksliai nesprendžiau, kiek dirbsiu, bet kas 3-4 valandas reikėtų atidirbti. Tu gerai kažką atsiprindinti, susipakuoti ir rytoj išsisiųsti nuo pat ryto, kad ateitų. Ir tada vėl pradėsim naują savaitę. Buvo kažkokių komentarų, net ne vienas, kad sako, čia pasenusi tema, jau labai ten tų atsirado konkurencijos. Bet klausykit, jeigu jau taip nesisektų, aš sandėlių nebūčiau nuomavęsis didesnio ir brangesnio teisingai. Tai vadinasi, yra ta paklausa kažkokia, tai tik tai reikia žinot, į kurią sferą pasukti. Tai va ir yra gražumas va šitos verslo srities, būtent, kad tu gali išbandyti bet kokią nišą ir surandi tada, kuri tau veiks. Pavyzdžiui, ten gali daryti maikutės vien tik tai apie žvejybą arba vien apie stalius, ten su juokingais kažkokiais pasisakymais. Ir žiūri, kuri sritis veikia. Susiradai, kokias sritis veikia ir tada tu gamini būtent jiem viską. Mintis neišsiseks ten kažkokias žinutės parašyti ar grafikas uždėti ant jų. Išsianalizavai marketą ir tada viskas pateikiai tuos dizainus jiem, kurių tu neturi, bet turi įsisaugojęs kompę, susigeneravęs. Ir tada pradėjo augti paklausa ir tada koncentruojasi šitą nišą ir tada printiniai tik jiem. Žodžių gaunas beveik kaip print on demand, bet tik tai, kad print on demand jie ten daugiau užsidėję kainą. Ir tai įsivaizduok, tu turės savo maikutę susiradai, iš manęs ar iš kito printerio perki tos savo sukurtus lipdukus ir gaunasi žymiai pigiau negu iš print on demando. Print on demandas irgi dar vis gera tema ir aš pats ją naudojuosi. Būtent Amerikos marketai tikrai veikia.